Trikampio pusiaukampinė, pusiaukraštinė, aukštinė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Trikampio pusiaukampinė yra atkarpa, kuri dalyja kampą pusiau ir remiasi į priešais esančią kraštinę. AE yra kampo A pusiaukampinė. Pusiaukampinę galima nubrėžti iš kiekvieno trikampio kampo. Jos susikerta viename taške trikampio viduje. Trikampio pusiaukraštinė yra atkarpa, kuri jungia trikampio viršūnę su priešais esančios kraštinės viduriu. KO yra kraštinis LM pusiaukraštinė. Pusiaukraštinę galima nubrėžti iš kiekvieno trikampio kampo. Jos susikerta viename taške trikampio viduje. Trikampio aukštinė yra statmena atkarpa nuo trikampio viršūnės iki priešais esančios kraštinės. Tarp aukštinės ir susikertančios kraštinės susidaro status kampas 90 laipsnių. Lygiašonio trikampio pusiaukampinė, pusiaukraštinė, aukštinė, jei yra nubrėžtos į pagrindą, sutampa. Šiuo atveju trikampis yra lygiašonis. Todėl aukštinę BE galima pavadinti ir trikampio pusiaukampinę, ir pusiaukraštinę. Aukštinę galima nubrėžti iš kiekvieno trikampio kampo. Jos susikerta viename taške trikampio viduje arba jų tęsinyje. Stačiojo trikampio aukštinė, jei ji nubrėžta iš smailiojo kampo, sutampa su stačiojo trikampio statiniu. AB yra smailiojo kampo ABC aukštinė. AC yra smailiojo kampo BCA aukštinė. Ko mokys? Trikampio pusiaukampinė, pusiaukraštinė, aukštinė. Ką sužinojai? Ką vadiname trikampio pusiaukampinę? Ką vadiname trikampio pusiaukraštinę? Ką vadiname trikampio aukštinę? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.